Labas visoms, susitinkame antroje 4 takelių reglamentų mezgimo pamokoje. Noriu tik priminti, kad mezgame iš Concept by Kate Time Socks mezgimo siūlų. Mezgamas yra LXL vyriškas megztuko dydis. Pirmoje pamokoje mes pasiskaičiavome, kiek mes turime rinkti ant akių atnarai. Nusimezgėme atnarą. Mano atveju yra 5 cm. Jūs galbūt mezgėte kitokio ilgio, galbūt labai aukštas, galbūt siauresnės. Manoji yra 5 cm. Dar papildomai aš numezgiau kelias gerasias eiles, vien tik tai gerosiomis akimis ir perėjau į didesnio jau dydžio virbalus, į 3,5. Tai jeigu jūs sustojote jau būtent tik tai atnaroje, tai irgi savarankiškai, tiesiog arba paprastai pasikeiskite virbalus, jeigu pas jūs yra prisukami, tai tiesiog persisukite į didesnius. Ir kodėl aš ne iš karto pradedu megzti 4 takelių reglaną, daryti įgilinimą, ogi todėl, kad būtent priekinėje dalyje man netrodo gražiai persuktos akis, kai mes darysime įgilinimą, mes apsisukinėsime, megsime trumpintomis eilėmis, mes apsisukinėsime ir būtent priekyje mes būsime praktiškai prie pat atnaros ir kadangi mes galime susidurti, kad apsisukimas bus išvirkščiose akyse ir man ne visada gražiai atrodo, nors ir stengiuosi būtent šias vietas, būtent apsisukimo vietas, megzti tikrai pakankamai kietai, užtraukti tikrai siūlą, kad nebūtų jokių skylučių, bet būtent to vieta man atrodo nelabai gražiai, kai jinai yra prie pat atnaros. Todėl aš bent 1-2 eiles išmezgu gerosiomis akimis. Dabar aš jau palikau tą eilę, kuomet mes žymekliais atsižymėsime reglano vietas. Ir jau galėsime megzti patį reglaną ir patį įgilinimą. Tai dabar šiek tiek mes turime dar pasiskaičiuoti. Skaičiavimai jau dabar bus tik tai apie tai, kiek akių mes turime išdalinti į visose dalyse. Tai jeigu jūs mezgėte, jūsų tankis sutapo su mano tankis buvo 21 akis į 10 cm, tai jeigu jūsų sutapo tankis, jeigu jūs mezgėte to pačio dydžio virbalais, galbūt net ir iš tų pačių siūlų kaip ir aš, ir jūsų akių skaičius irgi atitiko mano renkamas akis, nes ir gal ir dydį jūs net tą patį mezgate, tai tuomet viską galite analogiškai daryti kaip ir aš. Bet jeigu kažkurioje vietoje jūsų šiek tiek skiriasi, tai tuomet aš jums parodysiu patį principą, tam, kad galėtumėte išsiskaičiuoti jau pagal savo skaičius. Taip, tai mes turėjome ant virbalų 112 akių. Dabar mums reikia išminusuoti reglano akis. Kadangi aš mezgu vyrišką LXL dydį, tai yra prie didesnių drabužių, prie didesnių dydžių, tai aš renkuosi reglano linijos takelius daryti iš 2 akių. Jeigu jūsų dydžiai mažesni, jeigu jūs moterišką megztuką mezgate, vaikišką megztuką mezgate, tai pilnai užtenka ir vienos akis. Užtektų ir čia, bet aš noriu tiesiog šiek tiek storesnės reglano linijos dalies. Tai vadinasi, mes iš 112 turim atimti 8 akis ir turime 104 akis. Taip, dabar mes turime 104 akis, nes reglano akių mes nebeskaičiuojame. Toliau yra tokia formulė, manau, kad žinote, jeigu nežinote ir kažkam tai yra naujiena, tam, kad mes išsiskaičiuotumėm, kiek mums akių reikia, mes turime turimas akis padalinti iš 3. Tai yra, kūno dalis dalinasi į 3 dalis. Priekis ir nugara ir rankovės, kaip ir ta pati viena dalis. Tai čia viena dalis, antra dalis, trečia dalis. Nes mes rankovės dar padalinsime į 2 dalis. Taip, tai mes daliname į 3 dalis ir mes turim 34,66 ir daug šešitų po kablelio. Nesigavo mums sveiko skaičiaus, kad viskas gražiai išsidalintų.
Tai aš imu dabar tik tai sveiką skaičių ir rašau 34, 34. Čia yra priekis, čia yra nugara. Čia bus rankovė ir čia bus rankovė. Toliau žiūrim, kiek mums vis tik akių liko. Tai 104 akys minus 34 lygu 36. Mes dar turime 36 akis, kurias turime tą trečiąją dalį. Jinai yra šiek tiek didesnė, nes mūsų skaičius padalinus iš 3 nebuvo sveikas skaičius. Jis turi po kablelio. Daliname į 2 rankovės ir turime po 18 akių. Čia 18 ir čia 18. Jeigu jūs gavote nelyginį skaičių, 17, pavyzdžiui, 19 ar 15, priklauso kokius dydį mezgate, tai aš stengiuosi skaičius išsidėlioti lyginius. Jeigu pas jūs čia, tarkim, yra 17, tai pasidarykit, tarkim, 16, tai plus 1 permetate čianai. Bet čianai bus tuomet nelyginis. Tai jūs taip išsidėliokite, bent jau aš taip visada darau, tam, kad būtų lyginis skaičius, vien tik tai dėl to, kad pažasties dalyje, čia mūsų bus pažastis, aš dėsiu lyginį akių skaičių. Tuomet pridedamos akys. Visur iš esmės pas mus dalyvauja lyginiai skaičiai, tai tam, kad atnarose, kai mes jas megsime, pas mus būtų kuo maksimaliau, kad tas skaičius teisingas, kad po to atnaros dalyje nereikėtų pridėti vienos ar sumegzti tam, kad mes galėtume megzti tvarkingai atnarą, ar viena gera, viena išvirkščia, ar 2 geros, 2 išvirkščios. Tai aš stengiuosi, kad visur dalyvautų skaičiai lyginiai. Tai va. Bet jūs jau čia žiūrėkit pagal save. Jeigu matysit, kad mezgant atnarą, kai jūs jau rankovės jau išsimegsite, sumegsite akis, nes mes ir akis rankovėje sumesginėjame po 2. Na, tiesiog visur mezginyje, bent jau mano mezginiuose, dalyvauja skaičiai lyginiai. Tai jeigu matysit, kad kažkur tai viena akis gaunasi nelyginė, kai jau megsite atnarą, tai nieko baisaus, pridėsite arba sumegsite 2 akis, tai tikrai labai skirtumo kažkokio didelio nebus. Taip, mes kaip ir pasiskaičiavome, kiek mums akių dabar reikia, kaip mums reikės, kad išsidėliotų mezginyje. Dar tik noriu pasakyti, kad mano mezginio pradžia yra čia, prieš būtent šį takelį. Štai, jums parodysiu pačią mezginyje. Mano ši reglano akis bus pati pirmoji virbalo akis, nes aš čia dėsiuosi žymeklį. Čia mano mezginio pradžia. Ši akis bus reglano ir vėl dėsiu žymeklį. Aš turiu kitokios spalvos, kad atsižymėti mezginio pradžią ir reglano takeliu susižymėti. Tai pas man yra va taip, matote, ne? Reglano dalis, ji yra čia. Aš iš esmės visuose mezginiuose panašiai taip ir naudoju, kad arba priekyje, arba šioje rankovėje pas man yra mezginio pradžia. Ir iš esmės įgilinimą irgi darau labai panašiai visur. Kalbant apie patį įgilinimą, tikrai yra ir matematinių skaičiavimų, kiek jums apsisukimų reiktų padaryti, įsiskaičiuoti įgilinimą centimetrais. Bet tokiu atveju, jeigu vis tik jūs norėsite skaičiuoti įgilinimą, tai tuomet jūs turėtumėte žinoti ir savo eilių skaičių. Aš, kadangi eilių skaičius iš esmės nesiskaičiuoju, aš eilių skaičius skaičiuojuosi tik tai megzdama žakardą, nes tai yra piešinys, o megzdama visus kitus megstukus, mezginius, aš vadovaujuosi liniuotė ir aš matuojuosi centimetrais, patį mezginį. Tai, bet vis tik, jeigu nuspręsit, kad jums įgilinimą daryti norisi techniškai tvarkingai, išsiskaičiuoti, tai tuomet tikrai yra ir YouTube nemažai skaičiavimų, kaip tai galima padaryti. Manau, kad ir galit rasti paprasčiausiai ir Google formulės ir pasiskaičiuoti, bet tada turite žinoti ir savo eilių skaičių į 10 cm. Aš neskaičiuoju, aš įgilinimą darau
kad jis būtų bent centimetrą, 1,5 centimetro skirtumas tarp priekio ir nugaros tam, kad mums būtų patogu nešioti. Nes kitu atveju, jeigu jūs visiškai gilinimo nedarysite, tai tiesiog jums priekinė dalis jums kils į viršų nešiojant megztuką ar liemenę, jeigu irgi tiesiu yra kaklu, tai yra standartiškai, kad priekinė dalis ji turi būti šiek tiek žemiau negu nugaros dalis. Tai aš įprastai rankovėje suaugusio moteriško vyriško dydžio darau 3-4 apsisukimus. Priekyje irgi labai darau skirtingai, čia dar atžymėsiu centras, kad būtų. Šiuo atveju darysiu 4 apsisukimus, bet irgi atitinkamai galima daugiau, galima mažiau, galima čia 5 daryti apsisukimus. Aš maždaug laviruoju apsisukimus tarp 7, net ir 6 iki 10-12. Tai dar priklauso, aš daugiau apsisukimų darau ir gilesnį darau priekį, megzdama su antpečiu, bet ne klasikinio reglano su antpečiu, bet kuomet yra jis čia toks stilizuotas iš vienos akies, šiek tiek kitoks, galite rasti Spider megztuką mano megztą, tai tokio modelio aš šiek tiek darau didesnį gilinimą, nes tiesiog priekinė dalis jis šiek tiek pasiraukšlėja. Bet šiam tikrai pilnai užteks mano akimis ir 7 apsisukimų. Dar jūs žiūrėkite ir į siūlo storį. Jeigu jūsų siūlo storis yra panašus kaip mano, pavyzdžiui, mezgat 3, 3,5, 4 dydžio virbalais, tai jums panašiai tiek irgi turėtų užtekti. Jeigu vis tik jūsų siūlas yra storesnis, kuomet jau jūs mezgate kokio 4,5, 5,5, jau nekalbu apie dar storesnius, tai tuomet jau reikėtų apsisukimų šiek tiek mažiau. Iš esmės, jūsų net ir akių skaičius turėtų būti pagal viską tuomet ir mažesnis, nes jūsų siūlas yra storesnis. Jeigu vis tik jūs pasirinkote megzti iš daug plonesnio siūlo, mezgate pavyzdžius 2,5 dydžio virbalais, 3 dydžio virbalais ir jūsų akių skaičius yra iš esmės tuomet didesnis, tai tuomet galite rinktis įgilinimą su daugiau apsisukimų, nes tiesiog jūsų ir eilių skaičius yra mažesnis, nes jūsų siūlas yra plonesnis. Atitinkamai ir su storesniu siūlu jūsų akių eilių skaičius yra mažiau, todėl atitinkamai nes siūlas yra storesnis. Taip, tai dabar dar šiek tiek mums reikia ne tai, kad persiskaičiuoti, bet persidėlioti būtent šiuos skaičius, nes kaip mes megsime įgilinimą. Mes pradėsime nuo čia, megsime šią reglano takelio dalį, megsime rankovę, šią reglano takelio dalį, visą pilnai nugarą, prieisime prie šio reglano takelio ir prie pirmo žymeklio. Čia mūsų bus pirmas žymeklis, antras, trečias, ketvirtas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ir taip toliau. Supratote. Pačių žymeklių aš nedėsiu, jeigu jums yra patogu, galite susidėlioti žymeklius. Aš žymeklių nededu, man svarbu atsiskaičiuoti va šitas akis. Pirmą ir antrą. O po to jau man šios akys jau tampa kaip žymeklių, nes jos skiriasi nuo kitų akių, jos tampa tokios kaip dvigubos. Tai mes, kai mezgam, prieiname čia, darom apsisukimą, grįžtam čia. Tuomet prie 3, 4, 5, 6. Ir kaip matote, mes apsisukimus darom ir mezgame tik tai 3 dalis. Tai yra ši rankovė, nugara ir ši rankovė. Priekis pas mus yra neliečiamas. Tai vadinasi, šių akių skaičius, ši reglano dalis visiškai absoliučiai nejuda. Tai vadinasi, mes turime, o ši dalis reglano juda, didėja, akių skaičius pridedamas yra, nes mes įgilinimą darysim iš karto vienu metu, kaip ir megsime reglaną. Tai vadinasi -3. 1, 2, 3. Ir turėsim 31. Atitinkamai čia pridėsime 3. Ir turėsim 37.
Tai mūsų skaičiai bus galutiniai šie. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes, kaip ir sakiau, iš pradžių dirbsime tik tai su šiom 3 dalim ir tik tai, kai pabaigsime 6 žymeklį, kai pabaigsime 6 apsisukimą, mes pereisime prie 7 ir mes jau tik tai tada liesime jau priekį. Ir tik tai tada jau pas mus priekinėje dalyje irgi prasidės pridėjimai. Tik dar noriu paminėti, kadangi mano pirmasis žymeklis, mano pradžia yra prieš reglano liniją, tai aš pirmą eilę megzdama, aš čia akis pridėsiu. Tam, kad kai aš pabaigsiu, kad pas mane būtų absoliučiai vienodai visur, nes po to, kai mes jau pabaigsime įgilinimą daryti, mes reglano dalies takeliuose pridėdinėsime kas antroje eilėje. Geroj, kas antroje eilėje. Nes dabar mes megsime geros išvirkščios pusės, gera išvirkščia pusė. Apsisukinėsime. O po to mes jau megsime ratu ir bus vien tik tai gerosios akys ir pridėjimai bus kas antroje eilėje. Dabar mes kaip ir skaičiuojam tik gerų, kol įgilinimą darom tik tai gerosiose eilėse, tai kiekvienoj geroj eilėj, kol mes darome įgilinimą. Tai kai mes pereisim po to jau megsti būtent į gerasias akis, kai pramegsim jau paskutinę eilę ir pramegsim paskutinės šitas 2 kitokias akis, mes užbaigsime čianai, kad šį pridėjimą išmegsime gerosiomis. Ir tiesiog tą jau galutinę eilę mes visą pilnai išmegsim gerosiomis ir mes susitiksim vėl va čia. Tai tam, kad nedingtų va šita va pirma akis, ji turi būti pridėta nuo pat pradžio. Nes jeigu aš pradėčiau, jeigu mano pradžia būtų po reglano takelio, tai čia pridėjimų jokių nedarytumėm. Nes mūsų eilė ir pasibaigtų už takelio reglano, bet mano atveju ji prasideda prieš. Tai aš pirmą turiu pridėti, nes mes jau pirmą eilę mes pradedam nuo pridėjimų. Reglane, ne nuo gerųjų akių, o nuo pridėjimų. Pirmoji eilė pas mus prasideda nuo pridėjimų, bet mūsų pirmoji eilė iš esmės pasibaigia čia, ties pirmu apsisukimu. Tikiuosi, ši vieta jums yra kažkiek aiški ir dar bus, tikiu, kad aiškiau, kai mes pradėsime megzti visą tai kartu. Dar vienas skaičius, kurio mums reikia, tai yra reglano takelio ilgis. Tai kaip atsimenat, dalinausi jums šią lentelę, mano mezgamas LXL dydis, reglano dalis, reglano takelio ilgis yra 27-28 cm. Aš kažkur tai įprastai vyrišką megztinėje darau apie 28 cm. Dar tik tai noriu priminti. Jeigu jūs mezgėte atnarą, kuri bus atnara gulinti kūno dalyje, tai ne aukšta atnara, ne dengianti kaklą, tai tuomet aš skaičiuoju reglaną pilnai ir su atnara. Nes atnara bus gulės ant kūno. Čia bus palei kaklą, čia bus kūno dalis. Dabar mes, kadangi turim tokius virbalus, jinai kaip ir stovi, bet jeigu mes pereitume megzti prie ilgesnio valo, jeigu aš dabar akis perkelčiau ant ilgesnio valo, jos pilnai atsigultų taip gražiai ir taip jos bus ir mūsų megztukė, kai mes jį nešiosime. Todėl tam, kad reglanas nebūtų mūsų tikrai labai ilgas, kur tarkim, čia yra jau 5 cm ir dar 28, mes jau bendrą ilgį turėsime 30, kiek čia gaunasi, tuomet 33 centimetrai, na jisai jau ženkliai išilgėja. Tai mes kaip ir turėtumėm skaičiuoti ir atnaros ilgį. Bet jeigu jūsų kaklas yra aukštas ir jisai bus grinai dengiantis kaklą, tai tuomet jau neskaičiuojate. Tuomet jau jūsų reglanas kažkiek šios dalies pasislinks, nes megztukas jis vis tiek nusės labiau, jisai nebus toks stovintis kaip šarvai, jis vis tiek šiek tiek pasės, tai kažkiek čia tų centimetrų nusileis ir į kūno dalį, bet iš esmės jums reikia tuomet atnarą megzti jau pilną. Kiek yra, šio mano atveju 28 cm, jeigu jūs vyrišką megztuką mezgat, tai tiek ir reikėtų megzti. Dar svarbu, kaip ir visada kartoju, matuokit ir žiūrėkite, nes mezgant didesnį mezginį, negu kad mes išsimezgėm mezginuką, siūlas visai kitaip reaguoja.
jis vis tiek kitaip mezgasi. Mūsų ir tamprumas gali pasikeisti, nes mes megsime vien tik tai ratu. Tai žiūrėkite, matuokite. Aš rekomenduoju taip jau kažkur tai jau pasimatuoti, kai numegsite 20 kokius, jeigu identiškai kaip aš mezgate, kokius 24 cm, 25. Ir pasižiūrėti, kaip jau rankovės plotis, ar pas jūs kūno dalies plotis, pati reglano dalis, ar jums ilgis, ar viskas gerai ir jūs vis tiek, jeigu matuosite ties 24, nu, tai primesit dar 4 cm, ar jums to jau pilnai užtenka, ar vis tik reikėtų gal kokiu 1 cm jau mažiau ir panašiai. Tai matuokit ir žiūrėkit. Dar svarbus momentas yra tame, kai jūs jau matuosite, tarkim, numegsite iki čia va bus, tarkim, 24 cm ir jums dar kažkur tai reikės numegsti apie 4. Bet jau jūs žiūrit, kad jums rankovės plotis kaip ir jau pakankamas, gal net ir jų daugiau ir nenorėtumėt, bet jums trūksta reglano linijos ilgio, tuomet rekomenduoju kūno dalyje pridėjimus daryti taip, kaip priklauso, kas antra eilė, o jau rankovės dalyje daryti kas 4 eilė. Štai taip. Tuomet jūs akių rankovės dalyje pridėsite mažiau, bet vis tiek išgausite reglano ilgį jums reikiamą, jeigu jums jo dar trūksta. Tai va, tai gerai. Tai tuomet dabar jau kaip ir pradedame megzti įgilinimą ir reglaną. Iš esmės šiandien dienos pamokoje, būtent šitoje antroje pamokoje, mes ir turime išmokti pasiskaičiuoti, kaip mums išsidėlioja akys skaičiais, išmokti pasidaryti, nusimegzti įgilinimą ir pradėti megzti, tiksliau pilnai nusimegzti reglano dalį. Taip, aš žymeklius irgi taip pat štai turiu. Jeigu mezgate pirmą kartą arba dar nesate užtikrinta dėl mezgamo įgilinimo, jeigu sunku pastebėti tas akis, kurias jau išmezgėte dvigubas, tai turėkit šią schemą savo prieš akis. Tiesiog paprastai ranką nusibraižykit, susižymėkite apsisukimus ir kad jūs nepasimestumėt ir savo žymėkitės, kurį jau apsisukimą padarėt. Dar žinot, ką aš pagalvoju, kad aš gal perbraižysiu jum ant švaraus lapo, nes mes dabar megsime įgilinimą, kad būtų mums paprasčiau, nes dabar tikrai čia daug mano visko prirašyta, dar nepasakiau labai svarbaus momento, tai nepasakiau, kas kiek apsisukinėsime. Tai apsisukinėsime rankovėje, kadangi pas mane yra čia 18 akių, tai 4, 5, 5, 4. Čia irgi atitinkamai 4, 5, 5, 4. Priekyje aš darau kas 2 akis. Čia bus kas 2. Dar čia bus, va taip, kai mes megsime, bus plus 1 akis. Ta plus 1 akis, tai bus ta reglano akis, kurią mes pridėjome. Nes mes, kai megsime, aš šiek tiek dabar tada toliau jums. Mes po to persipaišysim, kad jums būtų patogiau, bet jau čia jau paskaičiuoju iki galo, jau čia toks kaip juodraštis mūsų, tai dabar įsivaizduokim, kad mes pradedame, aš tiesiog šiek tiek toliau jums rašysiu, kad jums būtų irgi šiek tiek aiškiau. Tai dabar mes pradedame megzti, pridedam reglano takelio dalis, pridedam, mezgam. Tai čia va ta viena akis. Mezgam visą rankovę, mezgam, pridėjom, mezgam pilnai nugarą, pridėjom. Tai čia bus šita akis, tave plus 1, tai mes ją pridėjom ir mezgam 4. 1, 2, 3, 4 ir turime pirmą tašką, kuriame apsisuksime. Tai vadinasi, mes apsisukame ir kai apsisuksime, bus pas mus 5 akis. 4 rankovės akis ir ta viena reglano, kurią mes pridėjome. 1, 2, 3, 4, 5 reglano linijos akis, toliau pilnai nugara, toliau reglano dalis, tą, kurią pridėjome, ir 1, 2, 3, 4. Ir mes susitinkame antrame taške. Ir va taip skaičiuojame. Apsisukinėjame, tai 4, 5, 5, 4, jeigu pas jūs lygiai taip pat analogiškai kaip ir pas mane. Tik nepamirštam, kad pas mus
reglano vietoje skaičius va tas va vienetas yra. Taip, tai tuomet pabandykime persipaišyti, kad mums būtų šiek tiek aiškiau ir pradėsime megzti reglaną 4 takelių ir patį įgilinimą. Taip, perrašiau schemą, dar papildomai paėmiau kitos spalvos tušinuką, kad jums sužymėti apsisukimų, pačius apsisukimus, kad būtų jums lengviau. Tai išskyriau juos kitą spalvą, kad matytųsi. Ir dabar pradėsime jau patį mezgimą. Kaip ir sakiau, pas man 2 eilės yra išmegztos gerosiomis akimis, dabar jau kaip ir 3 eilė. Ir susižymėsim dabar reglano vietas. Taip, tai pas mane prasideda reglano dalis iš karto po pradžios žymeklio. Ir reglanas yra 2 akių mano reglano takelis. Vėl dedame žymeklį ir mezgame 18 akių. Taip, 18, dedame žymeklį, mezgame 2 akis, dedame žymeklį, mes esame čia, dabar 31. Nes aš jau šioje schemoje sužymėjau taip, kaip mes turime surinkti akis, perdėliau, kaip turi atrodyti mūsų piešinys ir atitinkamai mezginys, jau kai darome įgilinimą. Tai tuos teisingus skaičius aš surašiau. Tai dabar mezgame 31 akį. Ir tuomet dėsime žymeklį, 2 akis, jeigu pas jūs reglano dalis, reglano linija irgi yra 2 akių, tada vėl žymeklis, 18, žymeklis, 2, žymeklis ir 37. Tai susitiksime mes prie šio žymeklio, išsidėliojame taip, kaip jūs savo įsiskaičiavote, jeigu jūs mezgate visiškai pilnai identiškai kaip pas mane, tai įsidėliojate taip, kaip yra surašyta. Taip, numezgėme šią eilę. Susitikome žymeklio pradžioje, tiksliau eilės pradžioje. Ir dabar pradėsime jau patį reglaną, daryti pridėjimus ir daryti įgilinimą, tai yra megzti trumpintas eilės ir daryti apsisukimus. Tai mes dabar turime numegzti štai pas mus. Atitinkamai taip pat atrodo, štai, va taip, mūsų piešinys ir mūsų mezginys. Tai mes dabar megsime šį reglaną ir šį. 3 reglano takelius turime pramegzti ir susitikti šioje rankovėje, numezgus 5 akis. Tai megsime viską kartu, tiesiog dar parodau piešinyje, kad jums, kai jūs mokėsite pilnai skaityti ir suprasti piešinį, jums bus labai lengva perprasti patį mezgimą ir megzti įgilinimą. Reglanas tai nėra sudėtinga, galbūt šiek tiek įgilinimas reikalauja to tokio atidumo ir aš nors ir įgilinimą darau visur absoliučiai vienodai, bet vis tiek įgilinimo dalį, kai darau, aš stengiuosi, kad man niekas netrukdytų, kad neapsiskaičiuočiau. Tiesiog tas momentas įgilinimo, jo nėra daug mezgimo, bet ši vieta šiek tiek vis tiek reikalauja to tokio susikaupimo, kad nereikėtų ardyti. Tai pradėkim. Perkeliame, žymeklio neperkeliame, o kaip ir sakiau, pridedame reglaninę dalį. Taip, tai dabar dar tuo pačiu, kaip aš pridedu reglano akis. Irgi visur, iš esmės visur, kur mezgu, nesvarbu, koks pas mane yra reglanas mezgamas, kur man reikia pridėtinėti. Kalbant apie žakardą, yra keli momentai, kur aš kitaip pridedu akis, bet apie žakardą aš nesiplėsiu. Iš esmės visur, kur aš mezgu reglaną, aš vienodai pridedu akis. Tai aš kol kas žymeklį nuimsiu, kad būtų jums patogiau matyti. Tai aš akis pridėdinėju. Galima pridėti taip, tiesiog sukryžiavus, pridedame akį. Galima taip.
Galima pridėdinėti iš reglano takelio akies. Tiesiog išmegzti va taip. Ir pridėjote, tuomet dedate žymeklį, mezgate ir atitinkamai iš tos akies. Bet aš visada pridedu iš va šitos. Tiesiog iš žemiau esančios, čia net ne akies, o tarp akių esančio siūlo. Ir aš būtent va taip uždedu ir sukryžiavusi permezgu. Štai. Sakau, būdų yra įvairiausių, bet aš naudoju visada šį. Aš visada taip pridedu, taip perkeliu žymeklį. Ir vėlgi, matote, taip yra va, siūlas tarp akių. Tik aš dabar pridėsiu, prieš tai pridėjau štai taip, uždėjau, o dabar taip. Štai. Ir permezgu sukryžiuotą akim. Štai. Čia sukryžiuota ir čia sukryžiuota. Dabar mezgu pilnai rankovę. Kaip ir sakiau, kodėl aš dariau šioj dalyje pridėjimus, dėl to, kad aš jau pradedu megzti reglaną. Aš jau darau pridėjimus, aš jau čia darysiu pridėjimą ir čia darysiu pridėjimą. Tai tam, kad man akių skaičius po to būtų vienodas, nes mes kai pabaiginėsime megzti, mes čia pridėsime, o čia jau turėsime pridėję. Nes dabar mes turim trumpintas eilės, mes nemezgame dabar pilnai ratu. Tai jeigu mes čia nepridėsime, nes mūsų pradžia reglano yra prieš reglano takelį, tai aš turiu šitą akį pridėti, kitaip man viena akim bus mažiau. Taip, tai mezgame iki žymeklių. Aš tikiuosi, jums aiškiai aiškinu ir viskas yra suprantama, bet jeigu kažkuri vieta tikrai yra neaiški, kyla klausimų, netaip susiskaičiuoja jums, matote, kad kažkas tikrai netaip, komentuokite. Rašykite komentarus, aš mielai jums atsakysiu. Tai tikrai nebijokite klausti, nes geriau paklausti ir kad aš jums padėčiau, negu bijoti paklausti, netaip nusimegzti, kai pilnai nusimegsit, matysit, kad kažkas negerai, kad kažkas jums nepavyksta, jau nekalbu apie tai, kad iš vis numesti mezginį ir sakyti, ne, čia yra ne man. Tai klauskit, aš ir esu tam, kad aš atsakyčiau, kad aš padėčiau. Aš ir noriu, kad jūs kuo paprasčiau išmoktumėte megzti mezgimą ratu, nes tai yra tiesiog relaksas. Jūs baigėte megzti megztuką, siūlus paslėpėte ir daugiau nieko nereikia daryti, tik tai išplauti ir nešioti. Nereikia nieko susiūti, galvoti, kaip susiūti ir panašiai. Numezgėt ir jau praktiškai galima nešioti. Bet aš noriu tuo pačiu, kad jums tai būtų lengva, kad nekeltų diskomforto, nebūtų sunku, o būtų lengva ir paprasta. Tai aš stengiuosi kuo paprasčiau jums paaiškinti, papasakoti, bet jeigu vis tik kažkuri vieta yra ne visai aiškiai paaiškinu, tai tikrai prašau komentuokite. Aš atsakysiu jūsų komentarus. Taip pat būsiu labai dėkinga, kad jeigu video patiko, tai paspaustumėte like mygtuką. Tai tikrai būsiu labai dėkinga. Man tai yra kaip įvertinimas, kad mano darbas nueina ne per niek, kad jums tikrai patinka mano pamokos. Tai man atitinkamai ir stimulas planuotis naujas pamokas, jas apgalvoti, kurti, skaičiuoti, jums pateikti. Tai tikrai yra labai labai didelis stimulas. Jeigu kartais užklydote į mano šią pamoką atsitiktinai, ji jums patiko ir bijote pamesti mane, tai tiesiog paspauskite, kad mane prenumeruoti. Ir kas kartą išėjęs naujas mano video, ateis jums pranešimas, kad jau yra mano kažkoks tai naujas video, nauja pamoka. Taip, tai priėjome mes dabar prie šios vietos. Ir va čia bus ta plius ta viena akis, kur sakiau. Štai. Ir vėl taip pat aš tiesiog pakeliu. Pakėliau, išmezgiau
tokią sukryžiuotą akį, 2 reglano, perkeliu žymeklį, vėl pakėliau, į kitą pusę perdėjau akį ir sukryžiuotą išmezgiau. Mes esame dabar nugaroje. Mezgame pilnai visą nugarą. Iš tikrųjų labai smagu šie siūlai. Prisipažinsiu, šiek tiek kitaip galvojau, užsidėlios apvaliai mezgant, bet matyt dar nedidelis skaičius akių, tai tikrai taip dar labai gražiai tie perėjimai, kai didės megztukas, tai jie keisis, bet mezgu ir siūlais grožiuosi. Taip, tai priėjom dabar prie šios reglano dalies, vėl pakeliam akį, išmezgam, perkeliam žymeklį, reglano akis, žymeklis ir dabar mes turim šią išmegzti. Šitą vadinamą pridėjimą padaryti, kuris ta bus +1 akis. Nes čia dabar yra tik 18 akių. Ir jos padalintos 4, tuomet 5, tuomet 5 ir 4. Tai va, pakeliam. Išmezgam sukryžiuotą. Ir toliau, jeigu jūs dėjot žymeklius, tai turėtų būti taip. 1, 2, 3, 4. Štai. Mes esame šitame taške. Nežinau, gal man šitų žymėti kitos spalvos. Štai mes šitas 4 akis išmezgiam. Mes esame šitame taške. Iš viso tai dabar akių, kaip matote, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nes šiekis, štai, va šiekis, tai mūsų reglano, jinai persukta, va, reglano akis ir 4 mūsų rankovės akis. Dabar darome pirmą apsisukimą, mes esam ties pirmų mūsų apsisukimu, jeigu jūs dėjote žymeklį, ties pirmų jūsų numerių pažymėtų žymeklių, jūs jį galite jau nusimti, jo mums nebereikės, mes apsisukam. Ir dabar žiūrėkite. Jeigu mes tiesiog perkelsime akį ir megzsime išvirkščiom, žiūrėkit, ką mes turėsime? Mes turėsime štai tokias skyles. Jų neturi būti. Mūsų įgilinimas ir mūsų akis mezgamos. Taip, aš dar tik dabar grįšiu, nes dabar vieną praleidau. Jos tos persuktos mūsų akis, mūsų apsisukimų akis, nežinau čia kaip jas pavadinti, turi būti minimaliai matomos mezginyje, nes jos tampa šiek tiek kitokios negu kad gera ir išvirkščia. Tai dabar kaip aš darau? Štai perkišu. Žiūrėkit, nes čia išvirkščia dalis, ne? Mūsų siūlas yra priekyje mezginio. Aš tiesiog virbalą kišu, mūsų va yra akis. Štai va akis mūsų yra. Matot? Jūs tik megzkite labai tikrai tankiai šias vietas, persukimo vietas, tam, kad nebūtų jokių skylių. Aš kadangi jum rodau, tai šiek tiek vis tiek taip laisviau, kad jūs matytumėt, suprastumėt. Štai kišame virbalą, matot, taip? Akį šią tiesiog perkeliam. Va, mūsų akis perkelta. Matote, taip? Mes tiesiog perkeliam akį paprastai. Toliau. Persukam. Mezgama tą siūlą mūsų ir mūsų akis gaunasi štai tokia dviguba. Štai, mes turim paprastą išvirkščią akį, perkeltą ant dešinio virbalo, bet kaip rodžiau, mes negalime megzti toliau, nes pas mus čia bus skylė, mes tą siūlą, mezgamą siūlą, va nuo kamulio mūsų šitą siūlą, mes persukam, štai, ir padarom dvigubą akį.
Va, jinai pasidaro pas mus dviguba akis. Va, jinai yra. Bet kadangi tai mūsų išvirkščia pusė, tai siūlą tiesiog paprasčiausiai perdedam į priekį, nes mes megsime išvirkščiom akim. Ir dabar tikrai sakau, vat, patraukit, nebijokit, nes šitas vietas reikėtų megzti tikrai taip tankiau, tam, kad nebūtų jokių skylių. Taip, mes dabar esame nugaroje, šioje dalyje. Meskam nugarą. Štai mūsų reglano pridėta akis. Išmezgame ją paprastai, kaip ir visas. Taip. Dabar esame čia. Štai mūsų ta +1 akis, reglano pridėta. 1 akis. Ir dabar skaičiuojam, o čia yra mūsų rankovė, tik išvirkščioj pusėje. Čia yra dabar kaip ir jau 20 akių, nes mes šią pridėjom ir šią pridėjom, bet iš esmės pati rankovė, jeigu reglano pridėtų akių neskaičiuotumėm, čia mūsų būtų 18 akių ir turi būti 4, 5, 5 ir 4. Taip, tai dabar mezgame, taip, čia iš kur čia šitas ne viską išmezgiau. Taip. Ai, aš šitą užkabinu, ne? Taip. Dabar 1, 2, 3, 4. Štai. Išmezgiam šią, 4 šias akis ir esame dabar čia. Šitą mes numezgiam, pasižymėm, dabar esam čia. Apsisukam, esame gerojoje pusėje. Dabar kaip mes megztumėm, jeigu būtumėm įprastai, ne? Perkeliam akį ir mezgame toliau. Taip? Tačiau irgi taip pat bus tuomet šioje vietoje didelė skylė, mums taip netinka. Kaip mes darome? Atgal, štai mūsų ši akis, mūsų siūlas yra gale, nes mes megsime gerosiomis akimis. Štai. Mūsų akis, matote, akis mūsų. Tai virbalą nukeliam, perkišam, štai mūsų darbo siūlas, jis prieki turi būti šio dešinio virbalo. Tai va, taip siūlas, randame tą akį ir prakišame pro ją. Štai. Matote? Va, aš įkišu į šią akį, bet iš galo, va taip. Ir perkeliu. Matot, kokia jinai? Ir aš patraukiu. Ir jinai irgi gavosi tokia dviguba. Ir dabar mezgu, grįžinėju tiksliau atgal. Dabar aš iš čia keliausiu į va čia. Va taip megsiu. Ir kadangi mes turime gerąją pusę, tai mes vėl darom pridėjimus. Vėl taip pat pridėjom. 2 reglano. Pridėjome. Ir dabar mezgame nugarą. Taip, susitiksime mes prie šios reglano dalies. Taip, dabar mes esame čia prieš šį reglaną nugaros dalyje. Pridedame akį. Jūs pridėkite taip, kaip jums patogu. Aš būtent taip darau. 2 reglano akis. Ir vėl pridedam.
ir mezgam. 1, 2, 3, 4 ir štai mūsų šita 5 akis, nes mes jau čia kaip ir turim 5 akis, dabar jau 6, nes vėl pridėjom, vėl padarėm vieną pridėjimą, teisingai. Ir susitikom mes dabar šioje dalyje, mūsų štai, jinai matosi, jinai kaip žymeklis jau jums bus, lygiai atitinkamai ir akis šitoj pusėje. Jos jums jau kaip žymekliai, bet būkit vis tiek prie jų labai atidžios, nepraleiskit jos, nepameskite ir tvarkingai permegskite. Būtent šias persuktas akis mes turime labai stipriai išmegzti tam, kad kuo mažesnis būtų kokia nors kuo mažesnė skylutė ar matymas, kad jinai iš vis buvo ta akis, nes jinai bus pačiame mezginyje, jinai vis tiek bus šiek tiek kitokia, ne tokia bus kaip šiek tiek taip palenkta. Tai tiesiog aš bedu šią akį, lyg mėgščiau gera ir ją išmezgu štai. Paprastai dar patraukiu ir dabar mezgame šias 5 akis. Nes mes keliaujame prie 3, vadinkime žymeklio, bet tiesiog prie 3 apsisukimo. 1, 2, 3, 4, 5. Apsisukame. Vėl taip pat nukeliam išvirkščią akį. Siūlas yra priekyje. Siūlą persukame. Tiesiog perkeliame per visą mūsų virbalą dešinį. Mes turime dvigubą akį ir siūlą perkeliame, kad megzt galėtumėm išvirkščiom akim. Ir mezgame dabar iki šios vietos. Ji irgi mums matysi, susitiksime dabar šioje vietoje. Štai. Susitikome irgi, matot, visai kitokia. Tokia dviguba akis. Tai mes ją išmezgame irgi išvirkščiai. Tiesiog kiek į dvigubos akies štai vidų bedame. Matote, taip? Į vidų įbedam. Lyg mėgstumėm išvirkščią akį. Ir pramezgame išvirkščią. Irgi taip pat užtraukiame. Ir dabar 1, 2, 3, 4, 5. Apsisukam. Mes dabar esame čia. Vėl. Aš taip apvynioju siūlą. Bedu į vidų. Iš galo į vidų. Į akį. Ir perkeliu. Štai. Ir mezgu toliau. Ir vėl, kadangi mes esame gerojoje pusėje, tai vėl pridedam. Reglano dalyje nepamirštam, gerojoje pusėje pridedam, išvirkščią pusę mezgame pagal piešinėlį, tai yra vien išvirkščiosiomis akimis. Jokių pridėjimų mums daryti nereikia. Iki kol mes nepereisim jau po prailgintos mūsų, kai išmegsim būtent visą šią dalį, tada mes jau megsime vien tik tai gerosiomis, vien tik tai ratu, tai tada jau mes pridėjimus darysime kas antrą eilę. Taip mezgu nugarą. Tai va. Tai mūsų jau matosi ir reglano linijos. Štai nugaroje jau šiek tiek jos jau ir matomos yra.
Ir matote, štai nugaros dalyje jau yra kiek eilių, o mūsų priekis dar yra nejudinamas ir kai sudėsime, mes jau matome, jau yra skirtumas. Matote, taip? Taip, tai dabar mes turime susitikti čia. Kaip ir paskutiniai apsisukimai mūsų turi būti rankovės dalyje. Tai tiesiog mezgame. Na ir susitinkame, dar pramegsime čia ir jau po to jau susitiksime pačioje pabaigoje, praktiškai paskutinėse eilėse mūsų daromo įgilinimo. Štai mes vėl esame dviguboje akyje, prie dvigubos akies ją išmezgame gerąją akimi ir mezgame dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ir turim 4 akis. Štai. Išmezgiam šias 5 ir mes turime 4 akis. Taip, tai vėl darome apsisukimą. Štai perkeliame išvirkščią akį ir persukame siūlą. Turime dvigubą ir mezgame išvirkščiom iki paskutinio apsisukimo kitoje rankovėje. Ir rankovių apsisukimai jau kaip ir bus baigti. Tai dabar mezgame vien išvirkščiosiomis akimis iki mums pažymėtos apsuktos akies. Štai šioje rankovėje sutiksime prie 6. apsisukimo. Žymeklius tiesiog perkeliame, nieko nepridedame. Nesigilinimą darant, pridedam tik tai gerojoje pusėje. Taip, tai mezgame ir susitinkame čia. Štai susitikome prie dvigubos akies, ją irgi išmezgame išvirkščiąją ir dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ir turime mūsų atveju 5, 4 pačios rankovės ir ta pirmoji mūsų pridėta akis, kai mes tik pradėjome, nes mes esame jau kaip ir megztuko pradžioje, eilės pradžioje arba pačioje pabaigoje, kur pradėjome. Nes mes jau pereinėsime į priekinę dalį. Taip, aš 5 permezgiau. Taip. Ir vėl apsisukame. Persuku siūlą, įkišu iš galo, perkeliu ir patraukiu. Ir važiuoju toliau. Vėl esam geroj pusėje, žinome, kad turime reglano dalyje akis pridėti, to nepamirškite. Tai dabar mezgame ir susitinkame tuomet jau čia prie šio reglano, nes čia dar nieko nebuvo pridėta, tai tiesiog susitinkame čia ir prasimegsime dar po vieną priekyje esantį apsisukimą ir jau galiausiai susitiksime jau pačioje pabaigoje, kai jau pabaigsime visą daryti įgilinimą. Štai, susitikome rankovės paskutinėje persuktoj akyje, permezgame ją gerąją. Tada 4, 1, 2, 3, 4, pridedame, nes mes jau esame prie reglano takelio. Štai mes pridėjom šią vieną, šias permezgiam, mezgame dabar reglano dalį ir pridėjimą darysime jau priekinėje dalyje. Štai pridėjimą darysime priekinėje dalyje. Ir va šiuo momentu mes išlyginome akių skaičių.
Nes čia darėm pridėjimą, čia šis buvo pridėjimas, matote, ne, kai tik pradėjome. Ir kadangi jau dabar, nes mes pradėjome nuo priekio, kaip ir nuo priekyje buvom viena akimi, tai mes pridėjimą padarėm. Ir kadangi mes dabar vėl tik peržengėme reglaną į priekį, atkeliavome megztuko priekį, pridėjome akį, mes dabar išlyginome šias akis. Štai, dar mezgame, kaip ir sakiau. 2, 1, 2. Priekį aš tiesiog kas 2 akis darysiu įgilinimą, apsisukimus 4 kartus. Taip, tai va, persukam. Išmezgam išvirkščias akis, reglano akį lygiai taip pat, išvirkščia, perkeliame žymeklius, nieko niekur nekeičiame, nieko kitaip nemezgame, vien tik išvirkščiosiom akim, nieko pridėti nereikia. Taip, tai dabar mezgame savarankiškai ir susitiksime jau tuomet pačioj pabaigoje, kai jau megsime jau paskutinius įgilinimo apsisukimus. Taip, vis tik dar nutariau, kad priminsiu ir jums parodysiu dar šią vietą. Tai esame mes čia. Oi, ne, žymeklį. Nukrito, neuždėjau. Taip, uždedame žymeklį. Reglano dalis. Pradžia mūsų. Štai mes esam čia. Ir prisiminkit, kad mes čia pridėjome, kai tik pradėjome megzti, mes pridėjome akį. Taip? Tai dabar skaičiuojam ją, 1, ir kadangi mes čia kas 2 akis, tai plus 2. Taip, tai va, mūsų pridėta reglano dalis, reglano akis, 1, 1, 2. Ir apsisukame. Tai nepamirškite. Tas pridėtas reglano akis, jūs jas irgi turite skaičiuoti. Tai jos skaičiuojasi būtent prie pat reglano. Tai yra čia 1 plus 2, nes kas 2 akis. Čia bus 1 plus 4, nes kraštinė akis 4. Čia irgi 4 plus 1, nes mes kai turim padalintą. Štai, čia 5. 5, čia 4. Lygiai atitinkamai ir čia. Aš tiesiog taip toliau jums nubraižau. Štai šitas pridėjimas 1 plus 4. 1, 2, 3. Tai mes turim 5, 5, 4 plus 1. Tiesiog šitokių ir čia lygiai buvo taip pat plus 2. Nepamirškite, gerai. Labai didelės įtakos šitas neturi, bet jeigu jau skaičiuojame, tvarkingai darome, kad būtų viskas pagal mūsų pasiskaičiuota, kad būtų proporcingai. Vienoj pusėje, jeigu čia kas 2, tai ir čia kas 2, o ne kad čia kas 2, o čia jau kas 3. Tai kad viskas būtų to lygiai, gražiai, tvarkingai, tai tiesiog nepamirškite šių kraštuose prie reglano pridėtų akių. Tai tiek norėjau dabar priminti, parodyti dar kartelį. Ir dabar jau susitiksime pačioj paskutiniai eiliai, pilnai padariusios įgilinimą. Štai, kaip ir įgilinimą aš jau padariau, išmezgiau visus apsisukimus, kiek aš buvau suplanavusi. Mes esame dabar kažkur tai šioje vietoje ir mes turime 2 paskutinės mūsų tokias dvigubas tas akis. Štai, mes esame šitoj vietoj, jeigu taip parodyt jums. Kadangi įgilinimas buvo daromas ir trumpintos eilės, tai aš virbalų nekeičiu, nes mes pilnai dar neišmezgėme visos pilnos eilės. Mes tiesiog ją trumpintą mezgiam, čia gal net galima taip ir pasakyti, mes tiesiog vieną eilę mezgiam trumpintą, nors gale jų buvo daug. O kodėl viena? Todėl, kad pačiam priekyje, matote, kad mūsų, jeigu žiūrėt nuo gerosios akies, Palaukit, paimsiu. Žiūrėkit, mūsų pats priekis ir likęs yra štai mūsų išvirkščios akis atnaros, tai kaip matote. Va.
Jeigu arčiau viduriuko žiūrėti, tai štai 1, 2. Tos pačios 2 eilės, nuo kurių mes ir pradėjome įgilinimą. Čia dar nėra pramegsta. Štai, nes va čia, žiūrėkit. Dviguba akis, štai ši. Ir ieškome, kur čia mūsų ta kita dviguba akis. Ir štai kita mūsų dviguba akis. Čia, va šita. O gale labai jau daug mūsų eilių numegsta, o priekyje iš esmės kaip ir dar nėra pilnai numegstas pilnas ratas, nes mes pradėjome megzti nuo čia, o dabar iš esmės esam dar tik čia. Tai šita vieta mūsų dar net nėra paliesta, nors darėme tikrai nemažai čia tų apsisukimų. Tai dabar pabaigėme štai. Nepraleidžiame šitų akių, nes jeigu jas praleisite, liks skylė ir tiesiog reikės jums šiek tiek išardyti. Tai žiūrėkit. Ir šitas vietas pakankamai stipriai patraukite, kad nebūtų akių. Mes jau čia esam pačiam prieki, tai jis tikrai labai gerai bus matomas. Mezgame toliau. Dabar esam praktiškai centre ir prieiname jau prie kitos mūsų dvigubos akies. Štai, ta dviguba akis, jie irgi bedame siūlą, atsiprašau, bedame virbalą ir išmezgame gerąją akimi. Ir pabaigiam, va tik tai dabar mes užbaigėme pilnai mūsų trečią arba pirmą eilę, priklausomai kaip skaičiuosite, nes 2 eilės mes mezgėme gerosiomis akimis ir nuo 3 eilės pradėjome megzti įgilinimą. Tai tik tai dabar pas mus pačiam centre išmegztos yra 3 eilės, tai tik tai dabar mes pilnai pabaigėme mūsų įgilinimą megzti. Ir žiūrėkite. Mes turime tą mūsų pridėtą pirmą akį. Atsimenat, mes nuo jos pridėjome tą pirmą akį. Jeigu mes jos būtumėm tada nepridėję, mums iš esmės dabar ją kaip ir reikėtų pridėti, bet šią akį, nes čia irgi yra pridėta. Matot, mes jau turėtume megzti vien tik gerosiamis, nes mes dabar jau pereiname į mezgimą vien tik tai gerosiomis ratu, kuomet reglano dalį mes pridėdinėsime vienoje eilėje pridedam, kitą mezgame vien gerosiomis. Kas antroje eilėje? Tai tam, kad nesiklaidinti, tai ir dėl to aš pati šį reglaną, nors jisai gaunasi, kad jis yra atskirtas, kaip ir reglanas, kuris yra ir paskutinė akis eilės ir pirma akis eilės. Štai, nes mūsų žymeklį žymi būtent mezginio pradžią. Bet pats reglanas jis kaip ir atskiriamas tuo žymekliu yra. Viena dalis reglano yra pabaiga mezginio, kita reglano dalis yra mezginio pradžia. Tai tam, kad jums nesusimaišytų, nesiklaidintų, tai ši akis ir permezgama yra pridėjimu. Tai dabar mes ją išmezgame gerąją ir visa eilė dabar bus mūsų mezgama gerosiomis akimis. Ką mes darėm, kai mezgėm išvirkščią pusę, buvo vien išvirkščios, tai dabar eina ta reglano dalis, ta eilė, kuomet mes mezgame vien tik tai gerosiomis akimis. Štai, perkeliame žymeklį, čia mūsų buvo prieš tai darytas pridėjimas, dabar mes mezgame vien tik gerosiomis akimis. Dar momentas tas, kad jeigu jūs jau esate užtikrintos, kad reglano dalį jau matote, kad jums žymeklių nereikia, kad nesuklysite, jūs drąsiai galite šios reglano takelių žymėjimo žymeklius nuimti, pasilikti tik tai tą žymeklį, kuris žymi eilės pradžią. Tai dabar jau kaip ir viskas, aš gal tuomet
Dabar persikelsiu ant kito virbalo, ant tiksliau virbalų, kur yra valas ilgesnis, nes jau tikrai nepatogu megzti, nors ir aš jums pasakau, ne, pirmoji pamokoj, kad patogiau megzti, kai valas yra trumpas, bet viskas turi būti tikrai proto ribose, nes jau kai valas yra per trumpas ir mes akių negalime jau visiškai nei kiek patraukti, tai jau tikrai yra nepatogu ir jaučiamas tikrai diskomfortas mezgant, tai turime atsirinkti savo valo ilgį tokį, kad mes jaustumėm kuo didesnį komfortą mezgant. Bet šiaip iš esmės, ką aš galiu jums pasakyti, tai tikrai noriu jūs pasveikinti, jūs sunkiausią dalį įveikėte, dabar jau prasideda jau visiškas relaksas, jau dabar netgi galite ir įsijungti kokią nors savo mėgiamą laidą, kokią žiūrite, serialą ar filmą, ar muziką klausote, jeigu mezgate, jau dabar tikrai gali jau ir blaškymo priemonės būti šalia, jau tikrai skaičiavimai visi atlikti, sunkiausioji gilinimo dalis, kur tikrai reikalingas ir susikaupimas, tikrai nerekomenduoju blaškytis, ypač jeigu dar jaučiatės tikrai šioje vietoje nelabai užtikrintai, tai rekomenduočiau megzti susikaupus ramybėj, tyloj, be foninių visokių pašalinių triukšmų, tam, kad tiesiog nereikėtų jums ardyti. Tai dabar jau mes jau pereiname į tą mezgimą, kuomet jau net galime ir su artimaisiais bendrauti ir megzti, jau tikrai mums niekas jau netrukdys. Dabar jau skaičiuoti nieko nereikia, tik taip atkreipkite dėmesį, kurio eilė jūs darėt pridėjimus, o kuri eilė mezgama tiesiog gerosiomis akimis. Tai šias vietas prie reglano takelio atkreipkite dėmesį ir viskas. Ir dabar megzime mums reikiamą reglano ilgį. Aš dar tik tai noriu visas akis perkelti ant ilgesnio valo, kad jums parodyti, kokį mes jau čia dabar jau rezultatą turime. Iš esmės jau galima jau ir dabar pasižiūrėti. Bet aš gal pilnai perkelsiu visas akis. Iš tikro nėra sunkus šis reglanas. Reikia tik tai pasiskaičiuoti tam tikras vietas. Ir aš gal kol kas taip ir paliksiu štai ant dviejų virbalų. Va, ištempsiu aš jums, kad būtų aiškiau. Patrauksiu. Štai toks ir vaizdas bus, aš kaip ir sakiau. Mano kaklas bus grinai kūno dalyje, jis nebus aukštas, jis nebus stovintis, jis bus kūno dalyje. Reglano takelį jau kaip ir matosi, turim 4, 1, 2, 3, 4. Irgi taip pat matote, kad pavykęs mūsų įgilinimas, nugaros dalis yra tikrai ilgesnė negu priekio dalis. Ir jeigu mes perkeltumėm, štai sulenktumėm ir sudėtumėm dabar kaip jau turi būti tos eilės, mes gavome štai tokį įgilinimą. Numegzta, štai. Tikrai gavosi nemažas įgilinimas. Taip, pasižiūrime. Kiek čia? Va, net vos ne 4,5 cm, tai tikrai pakankamas, tikrai užtenka. Jūs sakau, jeigu jūs norite skaičiuoti tiksliai, kiek turėtų būti, kad ir LXL dydžio megztukui, kiek centimetrų, tikrai tada galite drąsiai daryti, yra formulės, jomis irgi galite naudotis, jų turi, tikrai rasite ir YouTube, ir tikiu, kad ir net paprastai paieškoje per Google, bet aš šias vietas, galima taip paprastai pasakyti, aš jas mezgu iš akies, tai man pilnai užtenka. Gilinimo, jo net iš esmės ir būna užtenka net ir tokio, kaip ir sakiau, ten vos kelių centimetrų, jo būna tikrai pilnai pakanka tam, kad mums nekeltų priekio, kai mes nešiosim, nes kitu atveju, jeigu mes įgilinimo nepadarysim ir mes turėsime tokį variantą, tai paprasčiausiai mums priekinė dalis nešiojant, ji tiesiog kils į viršų.
Tai yra, nepatogu yra. Tai va. Tai mes svarbiausias dalis jau padarėme, dabar mezgame reglaną. Kas antroje eilėje pridedant reglano takelių dalyje. Ir kai matuosite, kaip ir sakiau, matuojame. Štai mano čia šis reglanas, jis dar kol kas labai mažiukas, bet matuojame šią dalį. Tai žiūriu aš dabar. Yra, kiek čia? Kažkur tai grubiai 8 cm, tai man dar reikia numegzti 20 cm. Štai taip, ir man reikės numegzti, kad būtų štai grubiai iki čia, tai dar tikrai nemažai yra ką nuveikti, bet aš kažkur numezgusi 24, 25, jau matuosiu, žiūrėsiu, į kurią pusę man gal reikia kažką tai pakoreguoti, kaip ir sakiau. Gal rankovė jau pilnai pakankamo pločio ir jau nereikia daugiau akių pridėti ir paprasčiausiai pridėdinėsiu kas 4 eilę, o gal kaip tik rankovė nėra plati ir dar norėtųsi šiek tiek pridėti tų akių, tai megsiu tiesiog standartiškai kas 2 eilė pridedama tiek rankovėje, tiek kūno ir nugaros dalyse. Tai va, tai dabar susitiksime. Šią pilnai pamoką aš noriu pabaigti su pilnu reglanu numegztu, kad parodyti jau pilną rezultatą šios pamokos. Tai tiesiog mezgame ir aš susitiksiu su jumis, kai jau pilnai numegsiu visą man reikiamą reglano ilgį. Štai darau primatavimą. Mano ši visa linija reglano nuo viršaus iki pat apačios šiuo metu yra 26 cm. Na ir va, kaip matom, jau kaip ir iš esmės jau kaip ir užtenka, bet aš dar tos 2 cm numegsiu, bus viso 28 cm. Tai reglano linija kaip ir praktiškai baigta. Po pamatavimo grįžau prie savo įprastų mezgimo virbalų su man patogiu valu. Tai reglano liniją aš pilnai pabaigiau. Mano atveju tai bus 28 cm. Pilnai. Šiek tiek gal daugiau gaunasi. Štai. 28 cm su trupučiu. Ir dabar jau pereisiu megzti prie kūno ir rankovių dalies. Tai tiksliau tai darysime jau kitoje pamokoje. Pilnai numezgusi reglaną aš sumezgiau vieną kamuoliuką, štai tiek liko. Tai dabar jau pradėsiu antrą kamuoliuką. Tai susitiksime kitoje pamokoje, kurioje atskirsim rankoves abejas nuo priekio ir nugaros, pažastų dalį pridėsime ir megsime toliau. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Dar tik tai noriu priminti, kad jeigu užsukote netikėtai į mano Patrės siūlų YouTube kanalą ir manęs nestebite, tai kviečiu paspausti mygtuką, kad prenumeruotumėte mano šį kanalą. Taip pat, jeigu yra naudingos mano pamokos, įdomios, jums reikalingos, tai labai džiaugčiausi, jeigu prie kiekvienos pamokos jūs paspaustumėte nykštį, tai būsiu jums labai dėkinga. Jeigu vis tik kyla kažkokie tai klausimai, kviečiu komentuoti, mielai jums atsakysiu. Tai ate.